teisingai paskirstyti svečių sąrašą. Čia mes kalbėsime apie tuos svečius, kurie yra kviečiami į ceremoniją ir tie, kurie kviečiami į ceremoniją ir į pačią šventę. Turbūt tikrai dauguma susitarėte su šia dilema ir galvoti, kaipgi pakviesti tuos svečius, kaip paaiškinti svečiams, kad jie yra kviečiami tik į ceremoniją ir kaip paaiškinti svečiams, kad jie yra kviečiami ir ten, kaip jų neišskirti ir kaip leisti jiems nepasijausti kažkokiems kitokiems ir kad jie jiems yra nesvarbus. Ir štai čia jums patarimas. Taigi, jeigu jūsų šventė ir ceremonija vyksta toje pačioje vietoje, jūs negalite įteikti jokių atskirų pakvietimų svečiams. Čia jau turite susistrateguoti ir sukviesti tuos svečius, kuriuos norite matyti ceremonijoje ir tiek pačioje šventėje. Negali būti svečių, kurie yra pakviesti tik į ceremoniją ir po to mes turime jiems pasakyti, atsiprašau, išeikite. To būti tikrai negali. Taigi dar kartą atsisėskite ir peržvelkite savo svečių sąrašą ir įsitikinkite iš tiesų, kuriuos žmonės norite matyti šią dieną. Jei ceremonija vyksta visiškai atskiroje vietoje nei jūsų šventė, čia viskas tampa kur kas paprasčiau. Galite įteikti visiškai atskirus pakvietimus žmonėms, kurie ateis tik į jūsų ceremoniją, o kurie ateis ir į ceremoniją ir vyks į jūsų pačią šventę. Kaip pakviesti svečius į ceremoniją? Tai jau kaip ir minėjau, jūs galite nusiųsti pakvietimus, jūs galite parašyti apie savo ceremoniją, laiką, datą ir vietą socialiniuose tinkluose, jūs galite jiems paskambinti, jūs galite nusiųsti asmeninę žinutę, bet kokiu jums patogiausiu būdu. Na ir čia labai viskas lengvai įsisprendžia, nes po ceremonijos jūs galite pakviesti svečius, kurie dalyvavo tik ceremonijoje ir nevyks į sodybą ar kitą šventės vietą, pasivaišinti šampanu, nusifotografuoti su jomis bei paskanauti skanių užkandžių prie šampano staliukų. Taip liks visi patenkinti ir jūs išspręsite nepatogią problemą.